Sveiki, mėlyje, kiek kitaip mūsų kassavaitiniai pokalbiai su Dovydu Vitkausku. Tu čia man primetei įvairiausių nuotraukų, kurias turim aptarti. Žinai, pradėkime gal nuo to, kur tu man atsiuntei nuotraukėlę su Segalovičiene, man taip atrodo, reiškia, kur štai šita, kur kažkoks Eimantas Norkūnas rašo, kad lėšų panaudojimas rodo, kad nebuvo iš tikrųjų tam skiriamas tinkamas dėmesys, kaip teigia valstybės kontrolės vadovė. Nieko nedomina, ar efektyviai išleisti pinigai, žiūrima tik ir formalius jų išleidimo skaičius. Ir negali vadovės kaltinti. Toks požiūris, kad viskas iki paskutinio cento turi būti ištaškyta, persismelkęs per visus biurokratų, finansų ministerijos vadovų ir kitų politikos sluoksnius. Dabar už efektyvų pinigų leidimą ir jų sutaupimą gauni pastabą, nes blogai planavai finansus. Ir čia pat Segalovičienė rašo, kad 22-24 konservatorių valdymo metais nepanaudota nuo 40 iki 65% valstybės rezervų skirtų lėšų. Nu, čia žinok, taip skandalingai. Nu, tai taip. Ir čia, žinai, keli klausimai aktualūs yra. Pirma, ką tie mūsų auditai audituoja. Tai visų pirma, vieni biurokratai audituoja kitus biurokratus, kad būtų kuo greičiau išleisti svetimi pinigai. Tai yra mano ir tavo pinigai. Va čia, jeigu taip, žinai, reziumuot, kad visa sistema atliktai sukuria įvaizdį, kad mes einam link skaidrumo, atskaitomumo, kontroliuojame, tikriname, žiūrim, bet realiai vieni kitus tikrinam, yra interesų konfliktas visų pirma, antra, tikrinam labai formalius dalykus ir dažniausiai nesusijusius su valdžios efektyvumu dalykus. Iš tikrųjų, ar pinigai visi išleisti ar ne, neturėtų būti pagrindinis ar vienintelis, to labiau tikrinimo parametras. Ir mes, kitaip tariant, nelabai sugebam valdžios institucijom suformuoti labiau į turinį ar į rezultatą orientuotų darbo veiklos našumo kriterijų. Tai, žinai, išleisti pinigus tai yra labai paprasta. Bet ar tas pinigų išleidimas pasiekia rezultatą, kurio siekia konkreti valdžios struktūra? Visai kitas klausimas, žymiai labiau sudėtingas klausimas, mes to klausimo nekeliam. Taip, bet pažiūrėk, kuo pasibaigė vienas auditas. Aš turiu omenyje apie tai, ką mes kalbėjome LRT ir to audito pasiekoje įvyko baisuliniai protestai, įstatymų pataisos parengtos, dabar sudaryta darbo grupė, nu ten faktiškai galima sakyti, pradžia buvo dėl to, kad nuimti vieną žmogų, kuris elgėsi LRT kaip savo kišenėje. Bet, žinai, Dovydai, visa tai pasibaigė tuo, kad tokio mėšlo išpilto ant Lietuvos iš mūsų deleguotų europarlamentarų Juknevičienės, Auštrevičienės, Sinkevičiaus, Mažylio, kaip kad įvyko Strasbūre ketvirtadienį, aš neprisimenu. Na, kad ir pavyzdžiui vienas toks akivaizdus Sinkevičiaus, atsiprašau, fekalijų pilimas ant valstybės, kuri jį delegavo ten ir kuris gauna 20 000 algas. Ir ne tik bandymas politizuoti, perimti nacionalinį transliuotoją yra grėsmė demokratijai mūsų šalyje. Demokratijos pagrindai, kuriuos iškovojo mūsų tėvai ir seneliai, ir visai neseniai mes minėjome sausio 13, pirmiausia remiasi į pasitikėjimą institucijomis, į konstitucinį teismą. Ir visa tai dabartinė valdančioji dauguma kartu su už antisemitizmą nuteistų koalicijos partnerių plauna šios pamatus iš vidaus ir kelia realią grėsmę demokratijai. Nu va, ir kaip tu prakomentuotum tokį buvusio eurokomisaro, Dovydai, dabar europarlamentaro pasisakymą. Tai žmogus, va, iš tiesų, mūsų deleguotas, gaunantis ten 10 000 algas,
išvažiavęs štai taip dėl kažkokio tai LRT kalba, kad pas mus vos ne nacionalsocializmas atgimsta, antisemitininkai ir panašiai, ir grėsmė konstituciniai santvarkai, Dovydai, ir demokratijai. Žiūrėk, atkreip dėmesį į vieną dalyką. Visas šitas politikavimas tarptautinėje arenoje vyksta lietuvių kalba. Taip, Europos parlamente galima kalbėti lietuvių kalba, taip, techniškai yra vertėjai, bet ką reiškia šitas pats pasirinkimas kalbos? Aiškiai, čia nėra komunikuojama Briuselio, Paryžiaus ar Berlyno auditorijai. Čia yra komunikuojama atgal mums ir tau, ir komunikuojama atgal tik Lietuvos auditorijai. Nes aš tikrai tau galiu garantuoti, kai Europos parlamentaras nori argumentą efektyviau pateikti, jis kalba anglų kalba ir paprastai tai daro tie patys Europos parlamentarai. Tai atkreipdamas dėmesį į tokį nedidelį išorinį niuansą, aš tau noriu pasakyti, čia vyksta politikavimas Lietuvos auditorijai apie Lietuvą. Ir labai gaila, kad Europos parlamentarai vietoj to, kad komunikuotų tarptautinė auditorijai, užsiima vidaus politikavimu, užsiima vidaus tokiu politiniu turgum ir iš esmės kalbasi patys su savim, naudodami tarptautinę platformą, kuri tam tikrai nėra skirta. Tai pradėkim nuo šito. Čia yra vidinis politikavimas. Antra, tikrai aš sutikčiau su tavim, dauguma Europos parlamento narių dirba ne Lietuvai, dirba netgi ne kažkokiai konkrečiai idėjai, jie dirba savo. Jie užsiima PR-u, jie daro kiekvieną savaitę gražius video klipus apie tai, su kuo jie susitiko, ką jie matė ir kokių svarbių Europai rezoliucijų projektus jie ruošia. Taip tariant, užsiima pigių, tuščių, pakankamai neefektyvių PR. Ir labai gaila, kad mes mažai matom naudos iš Europos parlamento. Tuo tarpu, kai tikrai kyla grėsmė laisvam žodžiui, kaip mes su tai minėjom, tyliai Sinkevičiui bekalbant, Europos biurokratai stumia naują skaitmeninių paslaugų iniciatyvą, kuri labai tiesiogiai atsilieps ir sukurs pagrindą cenzūrai ir teisėsauginiai ir kitai biurokratiniai cenzūrai Europoje. Šitie dalykai praeina kažkaip praslysta pro akis. Tai, žinai, labai gaila, kad mes lyg tai kalbam apie žodžio laisvę, bet iš esmės tikrų grėsmių jai nematom, nefiksuojam ir užsiimam tuščių namų auditorijai skirtų politikavimu. Va toks man tau šitos visos situacijos reziumė. Ar tai atsilieps Lietuvai labai reputaciškai? Matyt, taip, bet nereiktų pervertinti vėlgi Europos parlamento kaip tokios platformos reikšmės, paplepės ir baigsis. Dauguma tų, kurie ten buvo matėsi Sinkevičiui kalbant, sėdėjo salėje žmonių, patikėk manim, jie išsijungia mikrofonus ir jie neklauso, ką jis ten lietuviškai plepa. Tai va, vėlgi labai gaila, kad mes tarptautinę platformą, labai efektyvę potencialiai platformą naudojam savo vidinėms politikavimo reikmėms. Gražulis labai klausė. Žinai, aš tiesiog pat noriu, Dovydai, tu vis tiek esi... Gražulis yra vietinis mūsų žmogus, žinai. Jo, ten kalas sėdėjo, tai jie iš vis buvo dzin, bet ką aš tau, reiškia, norėjau, nes mes ir kalbėjom praėjusios savaitės pradžioje, prieš savaitę, žinai, tugi ten slampinėjęs ilgą laiką, ilgus metus Briuselio ir Strasbūro koridoriuose, tiesą pasakius, tai aš tokių dalykų apie Lietuvą tikrai esu negirdėjęs, nes štai dar vienas, Dovydai, tau Petras Auštrevičius, Liberalų sąjūdžio, jau antrą kadenciją sėdintis, jis baigs kadenciją, jo pensija bus virš 5 per mėnesį, tai tiesiog kaip inkstas taukuose už nieko nedarimą, reiškia, ir vienintelis, kuo pasižymėjo Auštrevičius, prisimenam, kad jisai uždarė mūsų atominę elektrinę, keisdamas stojimo į Europos Sąjungos sutartį, bet po tiek dešimtmečių dar štai šitaip, tikrai labai atsiprašau, Dovydai, išsivemt ant savo tėvynės, aš tikrai nesugebėčiau. Nepaisant griežtos viešosios reakcijos, Lietuvos valdantieji, kuriuos sudaro socialdemokratai, kartu su radikaliaisiais dešiniaisiais, neatsitraukė nuo skandalingų pataisų, toliau siekia ypatingos skubos tvarka pataisas priimti, netgi naktinių posėdžių metu. Nepriklausomi ekspertai aiškiai konstatavo, kad įstatymo pataisos dėl visuomeninio transliuotojo prieštarauja ir Lietuvos konstitucijai,
ir Europos žiniasklaidos laisvės aktui. Europos komisija jau įspėjo Lietuvos valdančiuosius apie grėsinčią žalą demokratijai ir galimas pasekmes. Šiandien Europos parlamento stiprus palaikymas yra būtinas kaip niekada. Kad Lietuvos visuomeninis transliuotojas išliktų nepriklausomas, politiškai neužvaldytas ir kad Lietuva nenusuktų iš demokratijos kelio Orbano ar Fico vyriausybių pramintais klystkeliais. Nu, įsivaizduoji. Aš net nežinau, Dovydai, ką čia. Kas yra tie nepriklausomi ekspertai, į kuriuos nuorodą daro Auštrevičius? Mes su tavimi esam nepriklausomi ekspertai ir aš sakau, tai yra labai daug krūva BS visa šita istorija. Tai yra tiesiog perlenkta lazda ir žodžio laisvės niekur normalioje demokratijoje neprivalo garantuoti tik tai kažkoks visuomeninis transliuotojas. Išverskim į žmonių kalbą, kas tai yra. Biurokratinė struktūra su ten dirbančiais biurokratais kaip žurnalistais. Žodžio laisvė garantuoja konkurenciją tarp privačių medija grupių, kuri Lietuvoje yra, egzistuoja ir beje Lietuva kol kas labai neblogai pasirodo visuose žodžio laisvę matuojančiuose tarptautiniuose reitinguose. Top 20 beveik visada yra, į 10 kartais mes patenkam. Gal šiemet šiek tiek nukrysim patys dėl savo pačių sukeršto šaršalo. Tai žinai, visų pirma, priminčiau, konkurencija, ne biurokratinė struktūra garantuoja žodžio laisvę yra vienas, tą turėtų pasakyti bet koks pusės smegenų įjungęs nepriklausomas ekspertas. Antra, ir turbūt svarbiausia, neužmirškim, apie ką iš visa šita istorija buvo. Tai apie vieno žmogaus santykių su taryba, skirimo ir, kaip sakant, gan absoliučiai techninių valdymo niuansų mechanika. Apie tai yra šitas visas konfliktas. Čia nėra jisai apie kažkokį iš esmės, žinai, labai didelį žodžio laisvės suvaržymą ar kažkokį incidentą dėl to, kad kažkas kažką pasakė ir panašiai. Tai yra tiesiog valdymo mechanikos techniniai klausimai, kurie tikrai neužsitarnavo ir neturėjo patekti į tokį diskusijų lygį. Bet matai, mes turim čia reikalą su šiuolaikinė politika. Iš musės daromas dramblys. Praūžė Davosas, Dovke. Mes kalbėjom apie, reiškia, Grenlandiją, smagiai ten pasišnekėjom, gal šiek tiek, patrolinom patį Trumpą, net ir Muskas, reiškia, dėl Grenlandijos, jį patrolino Greenland invasion, is that peace, ar tai yra taika, bet va tas jo... Ar tai gabaliukas? Gabaliukas taikos, a piece of peace, žinai. Piece of land, pirmoje eilėje. Žemės gabaliukas. Bet Trumpas pradėjo kurti atasvarą jungtiniam tautom taikos koaliciją. Ir čia jau reiškia, mes matome, kad... Sąrašą. Mes skaitom šitas šalis išėjimą. Albanija. Argentina, Armenija, Azerbaidžanas, Bahreinas, Baltarusija, Bulgarija. Čia jau pirma Europos Sąjungos šalis. Žodžiu, sąrašas yra iš esmės arba autokratijų, arba pakankamai, netgi sakyčiau, link totalitarinių linkstančių režimų. Ir pats įdomiausias faktas, aš tau išsiunčiau tą nuorodą, kažkas iš amerikiečių nepatingėjo ir pasikrapštė, iš šitų 25 ar kelių šalių 11 JAV yra uždraudusios net vizas išdavinėti. Pačios JAV tas šalis yra nurašiusios, kaip, žinai, visiškai trečiarūšės. Palauk, Dovydai, turim aiškinti dar kartą. Štai čia yra, kurias už po milijardą baksų Trumpas pakvietė dalyvauti. Čia Paragvajus, Kataras, Arabija, Turkija, jungtiniai, amerikiečiai patys, Uzbekistanas, Vietnamas, reiškia, o čia 11 iš tų pakviestų 25 šalių net neturi teisės gauti vizų į Ameriką. Tai Amerika nurašius yra tas šalis kaip absoliučiai nepatikimas ir turbūt netgi keliančias grėsmę saugumui ir socialiniam ekonominiam gerbūviui. Tai žinai, yra tam tikras čia Trumpo žaidime neapskaičiavimas, aš sakyčiau, ir čia vienas iš dalykų, kuris jį trolins čia ir be mūsų
jį žmonės trolins ir nebereikalo dar kurį laiką. Aš manau, čia jis truputį prašovė. Ir dar aš pridėčiau vieną įdomų faktorių. Iš 25 šalių, kurios tą sąrašą mes čia rodom, išskyrus Ameriką, kuri čia aišku yra įrašyta, jos statusas nelabai aiškus, beje, dar netgi yra diskutuojama, ar čia Amerikos, ar čia Trumpo yra taikos, taryba. Tai dabar gal čia ir Amerika nelabai turi statusą, dar nelabai aišku, koks jis yra, bet ką svarbu paminėti, čia nėra galingų ekonomikų. Antra po Amerikos šitam sąraše didžiausia pagal dydį, pagal BVP pagaminamą dalį per metus šalis yra Indonezija, numeris 16 pasaulyje. Tai ką aš noriu pasakyti, čia yra tokia taryba tokių, kurie nori kažką gauti, bet ne kurie gali kažką padaryti. Tai aš manyčiau, čia reikia pripažinti, Trumpas biški prašovė, jį žmonės trolins dėl šito dar ilgą laiką. Čia matai, dar prisimink, kad Davose dėl tos pačios Grenlandijos, apie kurią išnekėjom praėjusią savaitę, visi pradėjo šaukti, kad NATO griūtis. Tada mūsų kosmoso komisaras, mes tokį turime, jeigu tu nežinojai, yra kosmoso ir gynybos, ar ten karybos, ar karo komisaras, kuris dabar jau antrus metus rašo baltąją knygą gynybos arba pasipriešinimo Rusijos invazijai. Kubilius pasakė, kad kažkokią jis apklausą rado, ten, kur yra europiečiai pasitikė savo armijomis. Žinai, vienu žodžiu, mums čia nereikia nieko myšti ir mes čia padarysime, jeigu čia Ryžas patrauks savo batalionus, divizijas arba techniką, mes čia susitvarkysim, čia reikia ramiai. Bet Riutė, kaip kalė, žinok, tai net saldų pasidarė. Europe must stop dreaming about defense without US, Riutė wants. Baikite svajoti, o aš dar tikriausiai geriau pasakyčiau, baikite kliedėti apie gynybą be reiškia amerikiečių. Taip. Ir aš manau, kad vėlgi Davosas tam tikrų atžvilgių ir vėl dar kartą patvirtino Trumpą, koks jis yra blefuotojas, jis yra neblogas psichologijos skaitytojas, jisai turi nekilnojamo turto agento, gerų genų, kai moka, pradžioj įvelt pirkėją į dylą, o po to dar ir skitkę pasiūlyti už tai, kad tu iš jo kažką nupirkai. Ir dėl Grenlandijos jisai padarė tai, ką mes su tavimi, man atrodo, ir prognozavom. Jis padarė tokį beveik 180 laipsnių apsisukimą Davose. Mes, žiūrėkit, susitarėm, viskas tvarkoj, pasirašėm kažkokį framework agreement, rėminę, bazinę kažkokių punktų sutartį, net nesutartį, tiksliau tokį ketinimų memorandumą, beveik nieko nereiškiantį dalyką, bet jisai išėjo, kaip ir dažnai išeina išdičia galva, nepripažindamas, kad jisai iš esmės padarė 180 laipsnių apsisukimą. Ir kol kas bent jau šiam kartui pasirodo, kad Grenlandijos istorija tai buvo bent jau šiai dienai, taip atrodo, blefas siekiant išmušti tam tikrų nuolaidų. Iš kitos pusės gal ir neblogai, nes jisai šiek tiek sukonsolidavo veiksmus iš Europos pusės. Aišku, tie veiksmai, apie kuriuos mes kalbėjom praeitą savaitę, 15 Vokietijos kareivių, 3 dienas išbuvusių Grenlandijoje, tai turbūt nėra tai, ką Europa turėtų demonstruoti kaip susibūrimą, solidarumą, koordinavimą ir bendrą veiksmą gynybos tikslams, bet kokiu atveju Europa prabudo iš letargo miego ir vėlgi Trumpas šituo atžvilgiu pasiekė neblogą rezultatą, jisai moka įspirti pasturgalį ir Grenlandija buvo vienas iš tų būdų priminti Europai, žiūrėkit, jeigu norit kontroliuoti tokią svarbę, atšylant arkčiai pasaulyje tokią teritoriją, kurioje eis, ko gero, labai daug vandens susisiekimo kelių, artimiausioje ateityje, kurioje yra labai daug iškastinio kuro resurso, susijimkit ir koordinuokit ir investuokit pinigus, darykit kažką. Tai žinai, aš manau, kad taip jisai pasuko liktai atgal, bet iš kitos pusės jo tikslas mus sudirgint buvo pasiektas ir tas sudirginimas pats savaime nebūtinai yra blogai. Europa po biškį atsibunda. Taip, nes Mersas jau pirstelėjo. Pasaulio tvarka griūva kvapą gniaužiančių greičių. Tai labai gerai, kad griūva. Žiūrėk, AfD pasakė, kad reikia grįžti prie Europos, jeigu jie laimėtų rinkimus, prie ES pirminės idėjos, Dovydai, kad tai yra sąjunga, ekonominė sąjunga, naudingais pagrindais, o ne
von der Leyen korumpuotos vadovaujama direktyvų sąjunga ir jie darys Dexitą arba duos referendumui Dexitą ir toliau vėl jie nesiruošia išeiti, bet likti ekonominiai sąjungai su savo visa sprendimų teise. Nes, pavyzdžiui, žiūrėk, čia visi klykia, čia Kinija, čia invazija, ekspansija ir panašiai. Ką padarė Trumpas? Besetas paskelbė, kad yra uždėtos 25% muitų Indijai už tai, kad jinai perka naftą iš Rusijos. Ką padaro prancūzai ir Europą? Nulėkia, pasirašo prekybos sutartį su indais. Indai perka Rusijos žalią naftą, perdirba, Europa perka tą perdirbtą gaminius iš Indijos, tuo pačiu finansuodama Putiną. Tai Besetas ir pasakė, hebra, čia kažkaip mes nesusiklijuojam, jūs čia šaukiat apgink, duok karių, duok milijardų, o patys tuo metu, reiškia, perkate tą pačią rusišką naftą, jūs prieš karą, bet finansuojate karo mašiną. Tai ir dar yra vienas, amerikonai kiek 7 tankerius Shadow, reiškia, šips perėmė rusų. O buvo išėjo, važiuok, Dovydai, toks įdomus grafikas, Shadow tankerių trafikas Baltijos, reiškia, Baltijos jūroje, Atlante ir Viduržemio jūroje. Tai ką čia mums, atsiprašau, kompostiruoja, Dovydai, smegenis. Patys negalim susitvarkyti, patys negalim nieko padaryti, tai paimk vieną tankerį, 2. Bent jau parodė, kad tu kažką darai, o tik tai nežiūri į pasturgalį rusam dėl jų naftos ir dujų. Šitas žemėlapis, beje, paskutinis tavo, gali vėl jį išmest, labai gerai parodo, kad jau ir per viršų, per Arktį eina nemažai susisiekimo ir kuo toliau, tuo daugiau eis per Arktį. Kodėl? Dėl to, kad ten nėra Europos kontrolės. Praeitą savaitę vėl prancūzai vieną rusų tankerį su ten svetimom vėliavom pasidabinusi, naudodami Britų gautą žvalgybą, beje, geras pavyzdys, Britų ir prancūzų koordinavimo areštavo ir panašiai. Rusai jaučia, kad tiek Baltijos jūra, tiek Viduržemio jūra nėra jų kontroliuojama. Jie turi opcijas, jie turi variantus ir Arktis yra ko gero geriausias jų variantas stumdyti globaliai savo produktą. Jie jaučia, kad sankcijos artimiausius turbūt 10 mečius nebus nuimtos. Jie jaučia, kad reikės daryti tą pilkų būdu. Finansiškai jie jau gali tą daryti per kripto ir visokius kitokius panašius tokius, vadinkim taip, kreatyvius atsiskaitimo mechanizmus. Ko rusam trūksta, tai laisvo laivų judėjimo ir Arktis būtent ir yra tą laisvą laivų judėjimą, kuo toliau, tuo labiau užtikrinantis kelias. Ir čia aš manau dėl to, būtent kalbėti apie Grenlandiją reikia, kalbėti apie Arktį reikia. Nes tai bus vienas būdų vėlgi vakarams, jeigu jie nori kontroliuoti pasaulio tvarką, jeigu vis dar nori diktuoti sąlygas, ar bent jau parodyti, kad sankcijos nėra tik kažkoks fiktyvus, formalus, dokumentas, jie turės kontroliuoti Arktį. Tai aš manau, kad rusai tą supranta, kinai tą supranta ir būtent žiūrėsim, kuo tęsis ta Grenlandijos istorija, bet šiai dienai aš manau, tai buvo geras priminimas Europai susiimti. Nesusiimti, čia kažkur mačiau lentelę, žinai, Dovydai, apie ekonomikas. Ten buvo tokie 3 kubai, 2 vienodi, ten Kinija, Amerika ir daug labai ES šalių ir parodo, jeigu ES susivienyje, tai gali būti lygiavertė ekonomika kinams ir amerikiečiams. Bet štai čia tas stock market trilijonais dolerių, akivaizdu, labai gražu. 52 amerikonų, 11 kinų, kanadiečių 2,6, tai ten iš viso mišti kelnes gali kanadiečiai, net anglai mažesni už juos turi daugiau, prancūzai. Iškalbingi skaičiai, kaip ten bebūtų, Dovydai. Taip, tai čia geras labai grafikas, kuris parodo ne pajamas. Pagal pajamas mes jau su tavim diskutavom. Amerika lenkia kasmet Europą 2x. Vidutiniškai čia yra apie turtą. O turtų, tai yra sukauptų finansinių turtų, tai pagrindinė turto forma šiai dienai, Amerika lenkia Europą 10-eriopai. Ir čia dar netgi nėra parodytos nekilnojamo turto vertės. Pagal nekilnojamo turto vertės turbūt irgi yra laikoma ekspertų. Amerikoje yra virš 50 trilijonų vertės turto. Tai žinai, tai jeigu mes finansinį turtą, tai yra akcijas, obligacijas, visus finansinius instrumentus sudedam kaip čia,
sudedam nekilnojamą turtą, Europa stipriai atsilieka. Ne tai, kad atsilieka, bet neįmanoma turbūt bus pasiekti Europai per artimiausius dešimtmečius šito atsilikimo. Ypač su dabartinė mūsų politika, ypač su Kalas pseudo lyderystė, kuri užsiima asmeniniu PR, su Ursulos biurokratizuotų, korumpuotų požiūrių ir panašiai. Ir aš priminsiu tau, tikrai, aš sutinku su tavimi, Europos Sąjunga buvo sukurta dėl neblogų tikslų. Tikslai buvo laisva prekyba, mes turim tą ir labai to džiaugiamės. Tikslai buvo konkurencija, tai yra konkurencijos skatinimas. Ir Europos Sąjunga labai dažnai pamiršta tuos savo pamatinius, pirminius tikslus ir užsiima šiuolaikiniam laikų socialiniuose tinkluose daugiau atnešančios politikos aptarinėjimų, identiteto politika, žaliasis kursas ir panašiai. Visi tie dalykai yra nukrypimas nuo pirminio Europos radaro, kuris buvo labai pragmatiškas, labai konkretus ir labai ekonominis. Prekiaukim, netrukdykim verslui, leiskim reiškia tarp sienų judėti laisvai žmonėms, kapitalui, paslaugoms ir prekiams ir svarbiausia, nekurkim monopolių, neužsiimkim neteisėtą valstybės paramą. Mes dabar praktiškai visus tuos pamatinius ES tikslus esam pamiršę, užsiimam šalutiniais, kurie atneša daugiau laikų socialiniuose tinkluose. Tuo tą daro Kalas, tą daro Ursula, tą daro dauguma Briuselio biurokratų sėdintis savo koridoriuose. Mes reguliuojam tai, ko mes nesuprantam, vėl grįžtam prie tos pačios skaitmeninių paslaugų direktyvos, to taip vadinamo dirbtinio intelekto akto ir panašiai. Darom viską, bet tik nepamatinius dalykus, dėl kurių Europos Sąjunga buvo sukurta. Tai aš sakyčiau, jeigu AfD ateis į valdžią, duos gerą spyrį Briuseliui, Briuselis turės pradėti galvoti ir ko gero grįžti prie savo pamatinių vertybių. Aš tikiuosi, kad Vokietija neišeis iš ES, bet ES tikrai privalo reformuotis. Apie tai mes jau šnekam labai seniai, Dovydai, kalbam. Tik tai tiek, kad jiems neapsimoka. Jiems gerai būti tose savo Briuselio broileriukų, šaldytų broilerių kiautuose, nekreipti nieką dėmesį. Aš čia cituoju genialias frazes genialių žmonių. Žinai, ir iš tai, ką tu išvardėjai pamatinių vertybių, kokiu pagrindu buvo kuriama Europos Sąjunga, beliko tik tai vienas laisvas žmonių judėjimas. Tas taip. Vienintelis. Mes be vizų galime, pakrapštėm nosį, pasižiūrėjom, turim eurų, važiuoti bele kur, pabūt, apsigyventi, o prekiaut ne, diktatas taip, ribojimai taip, monopolijos. Europos Sąjunga kuo toliau, tuo labiau monopolius skatina. Taip, viskas. Riboja konkurenciją. Ir verslo skatinimo ne, įveda tą žalį, vadinamą žalėje darbotvarkę monopolį, kuris iš vis neskatina jokio verslo ir konkurencijos, pralošinėja. Nežinau, atsiprašau labai, Dovydai, bet tiesiog po praeito Davoso man toks susidarė įspūdis, kad ten, švelniai tariant, tokios visos Kalas ar von der Leyen, tai yra ne visaprotės, o dar tiksliau pasakius debilės, nes jie klykia apie, reiškia, kinų invaziją, kinų sustabdymą ir vienintelį dalyką, ką jie bandys stabdyti Kiniją, čia tik tai, žinok, psichiškai nesveikam žmogui gali gimti tokia idėja, reiškia įvesti papildomą 3 eurų mokestį prekiams iš AliExpress ar Temu. Dovydai, tai... Aš labai aiškiai galiu rezumuoti, kas tai yra. Tai yra mano ir tavo kaip vartotojo teisės ribojimas, spręsti, iš kur aš noriu pirkti prekes. Ir aš labai atsiprašau, jeigu kinai ir kinų platformos duoda galimybę man pigiau, greičiau ir patogiau kažką įsigyti, tai Briuselio biurokratų įvestas baudavimas tikrai nepakels Europos konkurencinio privalumo, tikrai neatsiras europietiškas Amazonas, ar europietiškas Google'as, ar europietiškas Temu, ar AliExpress'as dėl šitų baudų. Mes kuo toliau, to labiau mes su tavim kaip vartotojai, mes sumokam kainą už bandymą dirbtinai Europą tempti už ausų. Europa turi savo potencialą, nereikia verslo tempti už ausų, ypač bauduojant vartotojus. Verslui reikia sudaryti galimybę daryti ir padaryti. Va to Briuselis nedaro. Ir čia yra,
ko gero didžiausia problema. Žinai, mes lyg tai gerus tikslus turim, sukurti europietišką Amazon ar Google ar Temu, bet darom visiškai priešingai. Ir atimam dar mano ir tavo, kaip Europos vartotojo pinigus su tokiom niekingom baudom. Tai yra nieko daugiau kaip monopolių palaikymas ir dar daugiau pridėsiu. Tai ne tik yra nepranašu technologiškai, nes tai neskatina europietiškų technologinių platformų atsiradimo. Mano galva, šitą politiką bauduot kinų platformas ir amerikiečių platformos, aš nebejoju, irgi greitų metų bus bauduojamos vienokiais ir kitokiais būdais per tą politiką, apie kurią mes kalbam, kuri dabar Briuselėje yra svarstoma. Čia yra vienas iš būdų palaikyti senus gerus prekybcentrius. Maximas, senukus šito pasaulio ir visus šitos žaidėjus, kurie, aš labai atsiprašau, bet pramiegojo skaitmeninę revoliuciją. Tai žinai, čia yra dar papildomas šuo pakastas šitoj politikoje. Ne tik, kad jinai technologinio pranašumo Europai net neš, jinai tų tradicinių senovinių prekybcentrių monopolį bando desperatiškai apginti. Tai žinai, liūdna žiūrėti tokią politiką, jinai tikrai Europos į priekį neveda. Bet tu žinai, mes taip daugmaž ten dėl nacionalinių interesų Brexitasgi buvo, kur Faražas inspiravo, Anglai nebėra ES dalis, ten prisimenam, kad ta globalistinė programa buvo įvesta, reiškia, arba idėjos Švabo, New World Order, naujo pasaulio tvarka ir apie skaitmeninę kontrolę, skaitmeninio judėjimo, reiškia, socialinių taškų davimą. Ir štai, kaip bebūtų keista, pirmieji šitą Švabo totalios kontrolės pavyzdį vykdo Britai. Va čia man yra labai įdomu, Dovydai. Štai prašau, pasižiūrėk, The Telegraph. Leiboristai atidarė duris stalinistiniam 15 minučių miestų modeliui per visą Didžiąją Britaniją. Eismo draudimai motorizuotom transporto priemonėm, reiškia, neva skatins vaikščiojimą arba važinėjimą dviračiais. Lietuvoje dėja yra labai nemažai apologetų, kurie būtų labai patenkinti tokiom priemonėm. Žinai, kaip yra kaip paaugliai, kurie desperatiškai nepasitikė savim, hormonų audros, jie ten tyliai kažkur anksčiau per porno žurnalus, dabar turbūt per tas pačias mūsų aptartas online platformas ieško kažkokių gražių pusnuogių mergaičių nuotraukų ir labai dėl jų jaudinasi. Lietuvoje dėja yra politikų, kurie lygiai taip pat susijaudina kaip hormonų kratomi paaugliai dėl 15 minučių miesto idėjų. Ir aš nevardinsiu tų politikų, bet jų pilna merų kėdėse. Ir jie kliedė apie tai, kad reikia padaryti 15 minučių miestą, šalia to nesugeba net žolės nupjauti ir normaliai autobusų paleisti, bet šalia viso to įsisavindami 10 milijonų, 100 milijonų eurų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų ir keldami miestų biudžetus kasmet eksponentiškai po 10% ir daugiau. Tai žinai, aš dėja turiu pripažinti, kad tokių idėjų nešėjų ir Lietuvoje yra nemažai, duok tik jiem galimybę, tai jie čia irgi pradės tuos 15 minučių miestus kurti. Rezultatas bus labai paprastas, bus brangu susisiekti ir bus ko gero lėčiau susisiekti. Na, dar vieną temą, Dovydai, aišku, tu dar ne Lietuvoje jau antrą savaitę, bet tikriausiai puikiai sekė visas tas poligono kapčiamiesčio idėjas, protestuotojus, viską. Aš kaip visą laiką deklaruoju, kol man neišaiškino, aš tol nebūsiu nei už, nei prieš. Vienintelis, kas jeigu yra nuspręsta, tai turi būti konkrečiai pasakyta, kiek bus kompensuota žmonėm. Bet staiga išėjęs iš vadinamojo alkoholinio dūmo, nes paskutinį kartą jisai ir padarė avariją, apsvaigęs nuo alkoholio virš 1,5 promilės. Ir man, žinai, kas mane labiausiai nervuoja, kad bet kuriojame veiksme, ar poligone, ar kokioj statyboj, ar kokiam balsavime, ar kokiose ten paramos akcijose, jeigu tu esi prieš, tai tu esi konkretus ruskių agentas, čia vienas dalykas, apmokamas Kremliaus. Vakar beje buvo įdomi transliacija,
mano pirmadieninis laivas ir vienas toks uždavė, kokiai partijai pritarėte. Tai aš tiesiai pasakiau, kodėl jūs manęs klausite, jūsgi esate, jum yra įkalta į galvas, kad aš esu Putino Jedinąją Rasiją rėmėjas ir slaptas agentas, tik dar čemodanų nesulaukiu. Bet yra toksai apžvalgininkas vėl išlindęs į paviršių Bruveris, Dovydai, kuris dar baisesnį apokaliptinį scenarijų piešia, kad neva rusai net sumokėja tam, kad tie atėję protestuotojai sukeltų susirėmimus su teisėsaugos struktūromis. Manau, kad jeigu aš būčiau tas, kuris strateguoja, reiškia, visą tą kovą prieš tą poligoną, ne, matosi, kad yra strateguojama, kad ten dirba, reiškia, žmonės masto, tai aš ten pabandyčiau surenkti, reiškia, užimti tą teritoriją, surenkti ten tokį, antimaidaną, ne, ir manau, kad jie taip ir darys. Ten viskas bus vedama į to, kad teisėtvarkos pareigūnai, galbūt ne, kariuomenė ne, bet teisėtvarkos struktūros jos turės fiziškai susiremti, bus provokuojamos fiziškai susiremti su žmonėmis ginančiais Dzūkijos gamtą, miškus ir taiką Lietuvoj. Tai čia bus, čia viskas juda į tokį konfliktą. Įsivaizduok, dar labiau kiršinama, gilinama atskirtis tarp vienų ir kitų. Ir tai tikrai neramina ir tai komunikuojama pagrindiniuose, tuose vadinamuosiuose valstybiniuose portaluose. Delfi, Alfa, Lietritas, aš juos vadinu valstybiniais, nes ten vienas pas kitus vaikšto, finale nueina pas Jakilaitį. Taip, be abejo, ir labai gaila, kad tos apokaliptinės nuotaikos yra skatinamos ir aš grįžtu prie to, ką mes su tavim jau nekartą esam aptarę, ekonominiam augimui, socialiniam gerbuviui reikalingas pasitikėjimas. Pasitikėjimui reikalingas tam tikras stabilumo jausmas. Mes jį greunam kiekvieną kartą, kai užsiimam apokaliptinių nuotaikų skleidimu, būtent su tikslu gauti daugiau laikų. Ir, žinai, tiek Bruveris negali netgi jo tam tikrą prasme kaltinti, daro tą patį, ką daro ir dauguma politikų. Siekia gauti daugiau laikų. Beje, ir priešingų laikams, dislaikų, nes jie lygiai taip pat kelia tavo reitingus socialiniuose tinkluose. Mes iš musės darom dramblį, iš nedidelio, sakyčiau, tokio techniškai gal net netokio reikšmingo dalyko kaip tas poligonas, ką jis ten gins vidury miško, kuo jis ten padės, aš irgi nelabai suprantu iš tikrųjų. Mes darom labai didelį situaciją, priešinam visuomenę ir aišku skaldom ją, ne tik kad priešinam, vadindami ją tokiais paprastais leibeliais kaip vatnikai. Demokratija yra kalė, aš jau nekartą sakiau, ir jinai labai skaudžiai atsilieps šitiems žmonėms. Aš manau, kad dėl to yra gerai, kad mes turim rinkimus laikas nuo laiko ir aš manau, kad žmonės pasakys savo žodį dėl to, ką jie galvoja, dėl tokių apokaliptinių nuotaikų skatinimo ir, atvirai pasakius, arogantiško ignoravimo vietos bendruomenių reikmių. Jeigu vietos bendruomenė kažko nenori, jūs nieko nepriversit jos daryti. Vietos bendruomenė laiko demokratijos svertus, o ne kažkokie Delfi komentatoriai ar Vilniuje sėdintys biurokratai. Tai žinai, aš sakyčiau, kad dar bus nemažai diskutuojama ir tas yra gerai dėl šitos istorijos. Bet žiūrint į pliusus, matei turbūt naujienas. Nausėda su Lenkais galų gale pradėjo koordinuoti, ar bent jau pradėjo kažkiek rodyti, kad jisai su jais komunikuoja ir koordinuoja šito klausimu. Aš labai maloniai nustebęs. Be Lenkų čia iš vis nėra prasmės net lyst tenai į tuos miškus. Kažką reikia tik daryti kartu su jais, ir gavus turbūt ko gero vienodą įsipareigojimą. Ne tik kalbėti, ne tik plepėti, bet ir dėti tenai finansinį ir infrastruktūrinį resursą. Čia, žinai, labai atsiprašau, tiesiog, kai tu pakalbėjai apie naujas idėjas iš Daukanto, tai čia man panašu atsibudo miręs perst, žinai, galų gale. Kitaip nepasakysi, Dovydai. Bet reikia baigti mūsų pokalbį linksmai. Čia, žinai, dabar yra tos nacionalinės premijos. Tai iškia, labai daug tų apkvailintų Sorošiukų atsisako. Tada išėjo Aleknavičienė, kultūros ministrė, ir pareiškė, neatvykstantis atsimti pensijų turės pateikti pasiaiškinimus. Reiškia, pensijų, tu padarei
Premija su pensijom sumaišiai labai gerai pasakyčiau gerai, nes tos premijos tokios pat nereikšmingos, kaip ir lietuviškos pensijos. Mažos. Niekas nemato, jos nelabai turi reikšmės. Tai ne Oskarai. Jo, bet ne Oskarai. Turės rašyti pasiaiškinimus, kaip mokyklai. Tamsta mokytoja neatvykau į lietuvių kalbos pamoką, buvo eidamas gatve, paslydau ir susilaužiau koją. Ir kitas, vis čia, nežinau, tu tikriausiai nežiūrėjai, pirmadienį, kaip aš vadinu, Edmuko šou, reiškia, buvo surinkti visi sorošiniai, ten Lietričio, Delfio, BNS'o, verslo žinių ir ten pagrindinis moto, kaip reikia išmesti Žemaitaitį iš koalicijos. Ir į ką man labai patiko, reiškia, klausia, tai ką daro socialdemokratai, kodėl jie mato, kad čia Žemaitaitis važiuoja, duoda į snukius, reiškia, susitikimuose, jums čia reitingai krenta, o jūs nieko nedaro. Tai žinok, Dovydai, pačiai pabaigai, odiozinis Sinkevičiaus iš Jonavos pamąstymas. Lietuva užklupusi žiema, rimta ir šalčiai rimti šiek tiek gal atšaldo politinės aistras ir Seimas neposėdžiauja iki pavasario sesijos, bet tai yra toks laikas, kada šiltoje aplinkoje gali pasitarti, padiskutuoti ir ramiai pastrateguoti. Tai mes tą ir planuojam daryti ir matyti ir partijos suvažiavimas gegužės mėnesį mus įpareigoja pasidaryti tam tikras išvadas, savirefleksiją, kaip mums sekėsi būnant valdžioje jau šiek tiek daugiau nei metus, atliepti savo rinkiminę programą, įgyvendinti vyriausybės numatytas uždavinius ir prisimtus įsipareigojimus, įsivertinti koalicijos darbą, kiek jisai sklandus, kiek jisai problematiškas. Tai va čia turbūt yra toks žiemos laikas, bet jisai nešvaistomas sėdint ir laukiant pavasario ant pečius. Ar čia kvailys Jevėlio gyvena? Čia? O ko tau reikia? Renkis kvaily, apsiauk kvaily, važiuok kvaily, pats carą kvaily, ens, O aš nevažiuosiu. Ką? Tingiu. Laukia šalta, ant krosnį šilta. Tai, toks, nežinau, įvertinimas, Dovydai, tavo paskutinis komentaras. Pradedant nuo tų premijų, sakau, tos premijos, kaip tu gerai freudiškai pasakei, pensijos, jos nereikšmingos, niekam jos nesvarbios ir dėl to visų pirma, ar jų atvažiuos atsiimti, ar netvažiuos, labai daug nenukentės, nei pasaulio kultūra, nei, žinai, mes Lietuvoje savo visuomeniai, bet iš tikrųjų mes turim tą tokį, kuo toliau, tuo labiau suteptą ryšį tarp komentatorių, tarp ekspertų, tarp netgi kultūros veikėjų ir valdžios. Ir jis pasireiškia per pastovų prašymą grantų, pastovų prašymą subsidijų, pastovų paraiškų rašymą ir kai tu padarai žmonės, kurie turėtų būti kultūros žmonės, žurnalistai, komentatoriai, nepriklausomai, kai tu padarai iš jų valdžios subsidijuojamus pašalpininkus, be abejo, tu gauni grįžtamąjį ryšį valdžios palaikymo būdu, nori, nenori, jie jau patenka į tą, kaip aš sakau, intelektualinį incestą. tą santykį tarp valdžios ir neva tai nepriklausomų ekspertų ir komentatorių ir dėja mes tą matom, tiek kalbant apie politiką, tiek apie kultūrą ir panašiai. Ir dėl to valdžios vaidmuo kuo didesnis, tuo bus mažiau nepriklausomų nuomonių, tuo bus mažiau nuomonių įvairovės ir tuo mažiau bus demokratijos. Va tau ir labai geras reziumė, tai situacija yra liūdna ir tikrai pasiaiškinimai, jie net tie žmonės negirdi savęs. Tai skamba taip sovietiškai. Mes su tavimi jau kalbėjom prieš kelias savaitės. Lietuvoje kultūros ministerija priima sprendimą, kas yra kultūros kūrėjas. Ten kažkokių ministro ir biurokratinių sprendimų yra nusprendžiama, kas kūrė kultūrą, kas yra, kaip sakant, vertas to, kas ne. Mes absoliučiai ne tik, kad ignoruojam rinkos ar laisvo pasaulio dėsnius, nors apie jį labai mėgstam kitiems dar postulaut. Mes patys gyvenam sovietiniai paradigmai, iš kurios sunkiai išeinam. Tai, žinai, mums dar ilgas kelias iki laisvės. Aš sakyčiau taip, žiūrint į šitą, šitą visą pseudo konfliktą. Na tai vat, kaip sakė Sinkevičius, žiema, reflektuojam
bet negulim ant pečiaus. Nors mano galva, renkis kvaily, važiuosi kvaily pas Sarą kvaily. O aš tingiu. Ok, Dovydai, iki kitos savaitės. Iki viso.